Sveiki visi, štai mano 13 pamoka, kurioje aš mokysiu, kaip sunaikinti blokus. Ir pirmiausia, ką jūs turėtumėt padaryti, tai nueiti į scripts ir ištrinti, ką praeitą pamoką pasakiau. Jeigu jūs padarėte, o jeigu nepadarėte, tai labai gerai. Ir ištrinti jo, nes tie apvedimai labai daug užima ir neina daug blokų padaryti didelio mepo. Nes aš bandžiau padaryti ir man labai lagino, aš juos ištryniau ir nebelagino. Tai va, ką pirmiausia darysime? Nueisite į spritės, susikursite naują spritę, pasivadinsit akmuo, sapr akmuo, nueisite į objektą, susikursit naują objektą pavadinimu akmuo, spausit solid, parašysit -100, sapr akmuo pasirinksite, spausite add event, pasirinksite create, įdėsite naują kodą ir parašysite gp, jeigu 10 ir dėsite tokį. Toliau eisite į steps, įsidėsite naują kodą, parašysite if jei gp yra mažiau arba lygu nuliui, tada tada objektas pranyksta, dingsta tiksliau, ir paskui add event, mouse, left pressed, if objektas exists netoli yra, tai už 30 tipo, kažko ten, nežinau, ko čia skaičiuojams, atima 5 gyvybės, jeigu paspausime ant to objektų, kuris yra arčiau ausiai 30 cm, ko čia, nežinau kaip čia pasakyti, atims 5 gyvybės, o čia yra 10, tai iš 2 sykių turėtų jisai pranykti. Taip, einame į praeitą pamoką sukurtą bloką ir įdedame tą patį, paraštą gp10, jei lieka 0 įsitrina, ir čia yra padaryta, kad 10 iš karto, tai turėtų iš vieno sykio įsikirsti. Tada nueinate į objektą, į tą rūmus, viską vos sudedate, kaip turiu aš padaręs, ir paleidžiate. Tiesiog, dar kai ką turėsiu, kad, va, matote, pas mane žolė krenta, tai aš padarysiu jums irgi, kad kristų, pasakysiu kaip. Va, matote, čia iš vieno sykio kertosi, o akmuo iš 2. Girdite? Iš 2 sykių. Tai va, čia bus kaip taip. Tiesiog va, iš 2 kartų galite vaikščioti ir... Tai va, laukite kitos pamokos. Na, ne, dar nelaukite. Taip, nueinate į žolę. Ir tiesiog einate į move, jump, move to contact. Įkeliate move to contact ir rašote -90. Ir paspaudžiate OK, kad žolė kristų kaip sunaikinamas objektas. Tai tiek šią pamoką, laukite kitos pamokos, iki prenumeruokite.